Norėčiau kažko saldaus. Iki šefai ne tik jūsų pamėgti patiekalai, tačiau ir tortai bei kepiniai. Trys profesionalūs konditeriai. Nauja kova. Čia yra Formulė 1 jau. Tai neeilinis tortas. Jėzus Marija, fantastika kažkokia tai. Jokio glitimo, jokios laktozės, jokio cukraus. Žiūrėkite, kad jums nuodų neįpiltų. Sudėtinga, bet bandau. Iki šefų kovos. Desertai. Nu nerašykite. Sveiki atvykę į trečiąją Iki šefų kovos desertai laidą. Šiandien čia kaunasi 3 nuostabūs konditeriai dėl pagrindinio prizo. 10 000 eurų ir galimybės pasirašyti sutartį su Iki. Kotryna, konditerė, kurios darbai buvo įvertinti Cake International medaliais. Egidijus, daugiau nei 20 metus desertus kuriantis profesionalas iš Elektrėnų. Asta, sėkmingų desertinių kūrėja ir 10 originalių receptų autorė. Antrojoje laidoje Iki pirkėjai ir vėl išrinko savo nugalėtoją. Praėjusioje laidoje konditeriai kovojo šokolado trilogijos mūšyje. Net 50 žmonių sprendė vien iš skonio ir vaizdo, kas vertas nugalėtojo vardo. Trečioji vieta atiteko Kotrynai. Jai atiteko 1 balas. Aišku, liūdna, bet didžiuojuosi savo varžovais. Džiaugiuosi už juos. Aišku, motyvacijos kuo labiau galia, tuo labiau bėgti prieki norisi. Antroji vieta atiteko Astai. Ji gavo 3 balus. Pasiruošus sekančiam etapui, nes kas buvo, tas jau buvo, o šiandien yra nauja galimybė. Aš praeitą kartą pasirinkau sudėtingą desertą ir gal per sudėtingą ir man pačiai ir skonių turbūt per daug buvo. Na ir pirmąją vietą gavo Egidijus. Jam atiteko 5 balai ir Iki pirkėjų širdis pavergė tavo šokolado trilogiją. Negalėjo būti kitaip, kad šitas šokoladinis desertas paliktų abejingų žmonių. Šituo gaminiu aš tikrai 100% tikėjau, mūsų desertinis labai pasiteisinęs, visi labai mėgsta. Tikrai būčiau labai nustebęs, jeigu jisai būtų nelaimėjęs. Susumavus abiejų laidų rezultatus, lentelę turime tokią. Kotryna turi 2 balus. Asta ir Egidijus turi po 8 balus, taigi dalinasi pirmąją vietą. Tačiau Kotrynai dar viskas prieš akis dėl to, kad rezultatus savo pakeisti gali bet kurią minutę. Liūdna, aišku, labai liūdna, bet labai stiprus varžovai, tai ką padarysi. Bet tikiuosi, gal kaip nors dar sugebėsiu save iškelti virš. Galbūt būtent šiandienos užduotis apvers rezultatus aukštyn kojomis. Po 2 laidų konditeriai jau žino, čia galima tikėtis visko. Šiandienos užduotis – nuodėmingai lengvas tortas. Mėly konditeriai, jūs turite pagaminti tortą be glitimo, be laktozės ir be pridėtinio cukraus. Skonius ir tekstūras jūs galėsite pasirinkti patys, balansuodami tarp lengvumo, natūralumo ir tikro malonumo. Rezultatas turi būti toksai, kad mūsų Iki pirkėjai galėtų džiaugtis tortu be sąžinės graužaties, tačiau su daug malonumo. Deserto ateini valgyti to, kad pasisaldinti gyvenimą. O čia jau yra tai, kad atėmi iš konditerio viską. Atėmi cukrų, atėmi laktozę, atėmi gliuteną. Šioje iš pirmo žvilgsnio lengvesnėje, bet iš tikrųjų labai sudėtingoje užduotyje mūsų konditeriai nebus vieni. Jiems į pagalbą ateis visi labai skirtingi, tačiau be galo ryškus svečiai. Astai padės baleto šokėjas ir choreografas, viena ryškiausių asmenybių, be galo charizmatiškas Jurijus Smoriginas. Tikra legenda šokių pasaulyje.
Aš labai nemėgstu sveikų maistų. Vat, nemėgstu. Aš ir alergija, man kai sako, imki, čia labai sveikas, viskas. Žinau, neskanu bus prieska. Aš gyvenu, aš noriu skonį pajusti. Man reikia skonį. Labas. Sveiki, Jėzus. Asta. Man moterį davė. Patikėjo moterį. O, kaip gerai. Kiek jums metų? Ai, teisingai, negalima klausyti moters metų. Ar aš jums tinku, ar ne per senas? Labai gerai. Egidijui pagalba ateina Sandra. Ispanų dainininkė ir kūrėja gyvenanti Lietuvoje. Aš gaminu namų, bet gali nedaug desertų, turiu pasakyti. Man patinka daugiau daryti paprastai. Arba jeigu pakvietum tai draugų, tai tortilla de patatas, pavyzdys. Visada labai daug pušinių įdėsiu, labai didelį, labai storas tortilla galiu padaryti. Nes desertų nelabai moku daryti. Esi Sandra gaminus? Moki gaminti? Pažiūrėsim. Darysiu, ką galėsiu. Ko galėsiu. Gerai. Kotrynai talkins Agnė Kulitaitė, komunikacijos ir socialinių tinklų kūrėja. Labai dažnai kalba apie šiuolaikinės moters temas, nevengia aštrių bei labai atvirų pokalbių. Aš labai mėgstu tinginį, aš labai mėgstu Napoleoną, taip pat ir sūrio pyragus. Aš šiaip tikrai esu didelė pakankamai smaližė. Tai ką? Praleisim daug laiko. Jokio glitimo, jokio cukraus, jokios laktozės, bet labai daug skonio. Tai yra baisu. Tai yra baisu. Kodėl jūs pakvietėt mane būtent į šią laidą? Pradedam gamybą. Ką mes šiandien gaminsim? Mes gaminsim desertą be nieko. Be glitimo, be cukraus ir be laktozės. Ir netgi be kiaušinių aš pasirinkau daryti. Tai kas čia bus? Nu, vat bus skanus toksai kitoks desertas. Sriuba iš kirmio? Tai praktiškai be nieko. Tai aš sugalvojau daryti tokį biskvitą iš bananų, kakavos ir kiaušinių. Aha. Jisai kakava turėtų būti kaip vietoj miltų, tai turėtų puikiai būti. Ir po to įdomiai jį puošim. Mes gaminsim tortą, dabar turim išsikepti biskvitą. Tada darysim ant biskvito traškų sluoksnį, darysim insertą vadinamą, uogų sluoksnį. Turim šešis gaminius padaryti. 6? Nu, į vieną tortą bus 6 sluoksniai. Ok. Aš dirbau virtuvėje, bet labai senai. Dar kartą padirbsim. Tik šimustinius darau, tai... Kadangi mes esam šitoj temoj, be pridėtinio cukraus, be laktozės, be glitimo, tai iš tikrųjų gera alternatyva yra malsenos miltai, kurios galima, pavyzdžiui, panaudoti kepant blynus, kuomet šiek tiek norisi to saldumo, bet ir natūralaus skonio. Laikas tiksi. Astos ir Jurijaus komanda akimirksniu kimba į darbus. Mes, žodžiu, gaminsim avokadų ir žaliųjų citrinų tokį cheesecake, bet, ne cheesecake, nes sūrio nėra. Tai mes turėsim pagrindą, tokį traškų kakavinį. Ir tada ant viršaus turėsim tokį avokadų, kokosų kremą, kurį mes dar įdėsim žaliųjų citrinų, žievelių ir sulčių. Užduotis ir lengva, ir sudėtinga kartu. Nes aš esu parašius knygą prieš 7 metus apie natūraliai saldžius desertus, tai aš juos esu pranagrinėjus, gaminus, kūrus, tai man toksai grįžimas tarsi atgal, bet labai smagus, nes man skanus tie desertai natūraliai saldus. Kaip tik skaičiau apie bananus faktą neseniai, kad viduramžiais moteris ant tiek gėdydavosi juos valgyti, kad juos valgydavo, tiesiog pasidėdavo lėkštutę ir pjausdavo bananą ir valgydavo. Nes žiauriai parindavos, net ir viduramžiais, kad labai nekaip atrodys. Jo. O jie mums čia labai gerai, jie mums vietoj cukraus, nes jie saldus bus. Šiandien užduotis man bent jau beprotiškai sunki, nes tai yra ir be glitimo, ir be pridėtinio cukraus, ir be laktozės dar. Tai man iš tikrųjų yra labai sunku, nes, čia žinot, galima sakyti, 100 kartų dariau tokius tortus, jo, bet ne vieną kartą nesigavo maždaug. Jo, tai sudėtinga, bet bandau. Čia cukrus? Ne, čia yra cukraus pakaitalas. Čia 0 cukraus. Čia yra sveikesnis pakaitalas cukraus. Tai tiesiog galima valgyti visą pilną pyragą. Viskas bus gerai. Taip. Čia 0 kalorijų. Turiu nuojautą vėl, kad būsiu aš pirmas. Jeigu šį kartą vėl pasiteisins, manau, kitą sezoną galiu į ekstrasensų mūšį eiti. Taip, tai mums reikia 300 gramų karijų.
Čia graikiškas riešutas. Ne, čia pusės yra tokia, pekaninė Taip. karija vadinasi. O galima valgyti jo? Tai galima, va, kaip tik 300. Labai gerai, kad paėmė. Galim verti čia. Nu va, ir dabar nešime į krosnį ir toje krosnėje pakepsime. Nešam. Aš būčiau nunešęs. Nu gerai, nešam tada. Aš atidarysiu krosnį. Kaip sekasi? Gerai, konkurentai. Žiūrėkite, kad jų nuodų neįpiltų. Čia jis pradėjo šitus karus. Mes dabar viskas, mes esam priešai. Galbūt reiktų man pradėti žiūrėti, ką varžovai daro, nes aš niekad nežiūriu, niekad nematau, ką jie daro, visą laiką darau savo. Tai gal reikia pabandyti atkreipdėmėsi ir tą, ką jie daro, nes jie akivaizdžiai kažką daro labai gerai. Bet turėsim dabar stovėti ir žiūrėti, ar mums nesudegs, nes realiai kepa labai trumpai, nes droždas smulkios labai. Labai gražiai atrodo. Labai gražiai, labai skanu Nu, ir aš tik- maistinga. Nu, pažiūrėsim, ar skanu, ne, čia aš tikiu jūsų Ne. talentu, bet nu, neparagavęs, aš negaliu paimti ir antspaudą palikti jums. Jūs mėgstat krosanus, ar ne? Labai. Delfi rašė, kad Vilniuje geriausi krosanai yra pas mus. Ir mes juos darom nuo nulio. Savo kepyklai. Kai tau sako, kad labai skanu tik pas mus, aš suklūstu. Suklusti verta. Kruasanų skonių ji nekopijuoja, o kuria pati taip, kad kiekvienas kąsnis nustebintų. Nu, buvo reikalų, nes man pats svarbiausias dalykas desertuose ir maiste yra skonis. Man neužtenka, kad atrodo gražiai. Ir dažnu atveju aš, pavyzdžiui, matau krosaną ir žinau, kad jisai nebus skanus. Ir vat, kaip padaryti, kad būtų ne tik gražus, bet ir vidus to sviestinis skonis, tas, kas turi būti. Ir dažnu atveju rankos žino, plius minus procesą, kas kaip turi būti ir panašiai. O su krosanais tu atsirandi nuliniai klasiai. Prasme, tu nieko nežinai, tau reikia iš naujo viską mokytis, atrodo, tu viską, ką žinai, tau nebetinka, tau dabar reikia išmokti naujai. Prašom pasitraukti. Eina. Labai mandravoju, nuo pat pradžio. Nu taip, Nuo pat pradžio. nes aš talentingas kulinaras. Aš, kai stebėdavau tą Konditeris, šokį kulinaras, projektuose, galvojau, kad tada jau su nešneka. šitu man niekada nebūtų susikirta Taip, keliai. taip, o dieve. Ir viską internetą išpilko, o ten, kad visi tik skaitytų tavo tas nesąmonės. Nuotaikos linksmos, bet tikrai kovingos. Norą būti geriausiu perima ir pagalbininkai. Jis galvoja, kad mane išmuš. Dieve, taigi man jinai pats sankė. Kažkokia tai mergiška, dieve, kiek tų metų ten, 25 kažkur tai ten. Tai man kaip anukėlė, tai aš jau tarp pirštų iš karto ten sutarkavau ten. Ką jūs gaminsit? Mes gaminam ne tik tai, kad be glitimo, be pridėtos cukraus, be laktozės, bet ir be kiaušinių. Žodžiu, visiškai tokį natūralų desertą. Kaip veganų, ne? Taip. Tinka veganai. Taip, tinka veganams. Tai mes tokį su avokadais, su žaliosiam citrinom, su kakava, su riešutais, kokosais. Ok, puiku. Jūs sėkmės? Ačiū labai. Aš kaip supratau, Monsieur Thierry. Aha. Oh, je suis enchanté de vous connaître. Oui. Moi aussi. Oui. Et ce soir, quand je dois arriver chez vous, Oui. je pensais que moi, je serai trop gros. Non. Non, Là- moi. Moi non Mais plus. j'ai votre figure, la même chose comme moi, oui. Voyez? Ouais, nous serons bons. Magnifique. Kas man patinka pas Astą, kad jinai labai stipriai pasitikėjimas savyje. Jinai žino, ką jinai daro ir ką jinai turi daryti. Tai jinai gamina be kiaušiniai. Tai reiškia, kad jau Kaip įdomu, nes visi kiti gamina su kiaušiniais. su kiaušiniai. Tai Mačiau. jau esmė, kad jau Astos desertas galės atitikti ir veganams. O dabar kokie žingsniai bus? Čia labai paprastas receptukas, tiesiog susimaišo visi ingredientai, tokius trupinukus, mes jas išsikepsim, jie bus traškus, tada sumaišysim juos su šokoladu ir pistacijų pasta ir užtepsim ant biskvitų. Iškeps. Gydžius, tai aš pastebėjau, kad jau labai neramus, labai įsitempęs, tai jau labiau stresuojantis žmogaus. Yra dėl ko, nes prizas be galo ypatingas - 10 000 eurų ir galimybė pasirašyti sutartį su iki.
Manau, šitam desertui tikrai reikėjo labai daug koncentracijos. Kiekviena praleista smulkmena galėjo sugadinti produktą. Visose pozicijose, ką aš dariau, galima netinkamai padaryti ir tu turėsi netobulą variantą. Jei galėtum tik vieną desertą valgyti visą gyvenimą, kokį valgytum? Želė. Želė? Eik jau. Mėgstu želė. Želė? Kotryna išrinko tai jau pagaminti biskvitus iš kakavos ir bananos. Aha. Labai tradicinis kombinacijos, bet efektyvumas tai jau garantuotas. Tai va, Tai galbūt ši laida pakeis Kotrynos poziciją. viską gali pakeisti vienas desertas. O ką praeitį kartą gaminot? Praeitą kartą šokoladinį desertą gaminam. Man būtų patikę labiau. O ne? Aš labai Sveikuoliški, mėgstu ne? saldumynus, aš mėgstu labai nesveikuoliškus. Nu, tai buvo pergalė. Mano dėja ne. O, tai gal šiandien bus toji. Tikėsimės, kad gal pagaliau. Jis man skundėsi jau, mes bandysime šiandien tai pataisyti. Manifestuoju. Kiekvieną kartą, kai nieko nedarau, aš manifestuoju. Pasižiūrėsim, ar mano manifestacija pasiteisins. Norėčiau kažko saldaus. Iki šefai ne tik jūsų pamėgti patiekalai, tačiau ir tortai bei kepiniai. Grįžtame į Iki parduotuvę, kur verda saldi kova. Šios dienos užduotis – nuodėmingai lengvas tortas. Ir kaip visada, 3 labai skirtingi keliai. Matas, sakiau, iš karto man reikėjo duoti. Aš geriau žinokit malu. A ne? Taip. Influencerė pletkininkė. Egidijus gamina savo desertinėje itin mylimą pistacijų tortą. Gerai? Na, tipo. Kurį jau gaminu 10 metų, tik išmečiau dalis, kurių aš negalėjau naudoti. Tai išėmiau laktozę, išėmiau gliteną ir išėmiau cukrų. Nu, Jaučiuosi tikrai, tikras konditeris. tikrai. Viena pranga kiek daug duoda jau. Bet tas žodis jau. Čia kaip tam karnavalė. Zuikė ausis užsidėdė ir jau jautiesi, kad jau esi triušęs. Ir, pavyzdžiui, ir balete, taip pat, nu, kai turbūt apsirengi, jau iš karto tiesiau stovi. Jau ir princas. Knygą apie natūraliai saldžius desertus išleidusi Asta šį kartą jaučiasi ramiai. Darbo daug, bet pagalbininkas tempa laiko kartu su ja. Aš tą pyragą, tortą esu gaminus ne vieną kartą ir jį gerai žinau. Ir man atrodo, kad jisai bus labai lengvas, kad labai greitai padarysiu ir nieko, bet kažkaip mes visai užtrukom, nes daug yra ir tarkavimo, ir sulčių spaudimo, tokio fizinio darbo. Kad išsispaustų gerai laimo sultis, mes turim suminkštinti patį laimą. Tai va dabar prasidės šokiai. Ir 1, 2, 3, 4. Bet tai reikia va taip, Dainuok, du. Va taip, žiūrėk, sukti. O, jau tik kaip minkštė. Čia labai erotiškas, klausykite, kažkoks... Va, Ne, jau. nu, ne. Ir pavosti. Taip, mes išspaudėm kvapą. Mes išspaudėm, mes atlaisvinom visas sultis. Ir kai prapjausim, jos tekės laisvai. Jo. Gerai? Tai va, šitas vienas Jau gerai, ar ne? Jo, toliau. O, tai čia labai lengva. Jo. Jūs padarot špagatą? Aišku, aš ir virvutę padarau. O dieve. Kas mamos dovanota, to nepateriota. Ai. Taip. Taip, tai paskui tenais yra pačio. O Jėzau, jinai man už perų užpakalį. Įsivaizduoja, jai patinka seneliai. Nu, įsivaizduojat, na. Dar jinai už užpakalio man griebė. Nesupratau. Agne, dar tavęs iš virtuvės neišvarė? Dar ne. Pone, jūs pagalvokit, žinokite, aš galiu su 2 meistrais dirbti. Gabus. Taip, aš labai gabus.
Kotryna iš prigimties kūrėja. Ji vėl ieško kitokių sprendimų ir priėjimo prie užduoties. Praėjusioje laidoje visus stebino čiobrelių želė. Šį kartą kremui naudoja burokėlius. O aš galiu paragauti. Gali? Noriu labai. Tik tai po to su tuo pačiu atgal. Ne. Tos skanus. Saldumo Gal ir nieko užtenka? blogo tie sveikuoliški? Šiandien gaminu, vis tiek darau biskvitą, vietoj miltų naudoju kakavą ir vietoj saldiklio biskvitui naudoju bananus. Su bananais, kiaušiniais ir kakava ir su 2 kremais. Vienas kremas mascarpone be laktozės su pistacijomis, o kitas toks labai linksmai rožinis, jis yra su burokėlių milteliais, nuo to rožinis ir saldesnis ir su avietėmis. Ką galėčiau padaryti? Palaikyti morališkai. Gerai. Pamanifestuosiu pergalę. Puikiai. Šito mums reikia. Kol viename kampe netyla juokas, kitame vyksta aktyvus manifestavimas prie Egidijaus darbo stalo, vis tyliau ir vis daugiau įtampos. Gerai, tai gal šitas paliksite? Tai va. Gal kadangi su Ispanija norėčiau daugiau pakalbėti. Norėčiau daugiau paklausti dalykų, bet kadangi nenoriu trukdyti, tai gal aš nedaug klausimų darau. Aš matau sunerimusi veidą. O kelis laikas, tai jau aš pastebėjau, kad mūsų Egidijus jau kuo toliau, kuo daugiau įsitempia ir jis visiškai nereaguoja į Sandros pastebėjimus arba noras pabendrauti, padėti. Jinai ieško kontaktus, nemalonu žiūrėti. Na, mūsų konditeriai labai stipriai stengiasi ir kovą priema labai asmeniškai. Tai matyt, kad Egidijus tiesiog nenori paleisti kontrolės. Ką tu Barcelona? Nieko, pagaminsim ką nors. O tu šiaip Aš daugiau žiūriu, kad išmoksiu daugiau. Labai nenorėjau blaškytis, nes tikrai spaudė laikas ir aš daviau jai užduočių, ką galėjau, bet tikrai šį kartą prisėmiau didžiausią atsakomybę savo. O Jėzu, kaip kreivai, Kiek daug laiko pagamino tos desertus? Šitas tortukas? Mes Turiu minį jūs. Kiek aš gaminu? Kiek daug patirčių jūs turite su desertu? Man įdomu. 20 metų. 20 metų? 20 metų. Vau, neblogai. Savo desertų verslą Elektrėnuose turintis Egidijus neslepia. Jo tikslas yra laimėti. Tačiau šis noras ir užsispyrimas nėra puikybės ženklas. Už jo slypi ilgi metai atsakomybės ir labai anksti prasidėjęs suaugusio žmogaus gyvenimas. Mano gyvenime konditerija turbūt atsirado 16 metų. Mes augom 5 vaikų šeimoje. Tai mūsų augino tik tai mama, aš tėvo neturėjau, tai todėl aš žinau, kad tėvas yra labai svarbus vaikams. Aš žinau, kokį krūvį prisėmė mano mama, todėl aš galėjau toliau mokintis, baigti 12, eiti jau aukštai, bet aš todėl pasirinkau profesinę, nes mes jau 16 metų ėjom į praktiką, kur jau uždirbdavom pirmosius pinigus ir padėjau mamai auginti mažesnius vaikus. Jam šeima yra viskas, tai tas namuose labai jaučiasi. Jisai čia elgiasi taip, kaip ta šeima mylėtų ir jai viską atiduoda. Kaip vyras namuose jis yra atsidavęs šeimai, yra labai mylintis ir kaip ir darbe, taip ir namuose dažnu atveju perfekcionistas, niekas šitoje vietoje nesikeičia. Galbūt man pačiam gal būtų lengviau, jeigu aš lengviau paleisčiau tos darbus, bet aš žinau, kaip aš dirbu, aš tikrai labai atsakingai dirbu, susikoncentravęs, aš mėgstu kokybę, nemėgstu nieko nuvilt, nemėgstu gauti kažkokį blogą atsiliepimą, todėl aš duodu maksimumą, ką aš galiu.